taigi mūsų garsus poetas Vidūnas šitą mintys išpagavo. Jis rašo taip: bet svarbu man buvo pirma iš viso to dvasinio lygio, iš kurio Bhagavad Gitos kūrėja parašė, kūrėjas, kadangi jis neskaitė, kad čia Krišna aukščiausias, bet jis pripažino jos giliausią turinį ir lietuviškai apreikšti svarbu, sakė. Ypač šios pagrindinės mintis, būtent, kad esame Dievuje ir jame turime sąmoningėti. Visa Bhagavad Gita, galėtume sakyti, visa gyvenimo giesmė siekia sukelti žmogui sąmoningumą ir galę, kad ryškintų tą savo gyvenimo prasmę. Tai va taip, gana sunkiai parašyta. Bet faktiškai esmė tokia yra, kad mes esame Dievuje ir tame Dievuje turėtumėm sąmoningėti, o ne išraiškai, bet gyvenime to. Tai va ta mintis ir yra, kaip pasiekti, kad mes būtumėm tame Dievuje. Čia Prabhupada atkreipė dėmesį, kad Dievas yra Sačitananda Vigraha amžinas, palaimingas, visas žinantis, palaimingas, turi dvasinę formą ir mes esame. Taip pat, sielos apkrauti dviejais kūnais. Tai yra subtilių kūnų ir grubių kūnų. Grubius kūnas iš 5 elementų, subtilus protas, intelektas, ego. Ir yra mūsų sielas Sačitananda Vigraha amžina. Tai procesas mums duotas amžinas, Bhakti joga tai yra amžinas procesas, Sačitananda Vigraha. Ir mes suprantam ar nesuprantam, jeigu mes atliekam veiksmą, reiškia, mūsų tie užteršalai, tie mūsų tie du kūnai, reiškia, jeigu įtakos negali padaryti, kadangi jie yra materialinių lygyje. Kai aš pradėjau kalbą, kad, reiškia, Vyasadeva buvo aprašęs visokias jogas, tai yra karma joga, žnana joga, tai yra mistinė joga aprašė, kurios, reiškia, tik tai ir surištos su mūsų grubiu ir su materialiu kūnu, kaip tai pagerinti savo situaciją. Geriausia atveju pasiekti sivadavimą, tai yra pasiekti Dievo spindesį, arba vadinama Brahma Džoti, arba kaip čia sako Brahma Bhuta, 18 skyriui Krišna sako Brahma Bhuta parasatmana sočakinė kančati. Kada pasiekėm tą būvį, mes nebeturėm jokio prisirišimo, ateina džiaugsmas, begalinis džiaugsmas. Dar didesnis džiaugsmas, kada mes paramant jogas, kuris mistikas medituoja širdyje, aš keturininkę formą Višnu. Jis patyrė, pamatęs dar didžiausią džiaugsmą, bet Bhakti joga patyrė dar didžiausią džiaugsmą. Tai va, tai Bhakti joga yra amžina ir yra daug autoritetų. Bhakti joga sutrų paprašyta labai senų, jos visos tą patį tvirtina, kad pirmiausiai pirmos posmai prasideda, kad mes amžinos būtybės, kad mes visą žinančiai, kad mes turime palaimingi, turim palaimą, kad eina, mums reikia atskleisti tai. Tai va, ir pakalbėsim, kodėl Krišna ateina, ko iš čia ateina, tą materialų pasaulį. Bhagavad Gitoje Krišna pasako, kad 4 skyriui, Yada hidharmasya glanirvavati bharata paritranaya sadhunam vinashaya chadushkritam dharma samstapanarkaya sadhavane judėjimugi, kad epocha iš epochos aš ateinu tam, kada įsigali dievystė, kada dievystė įsigali, aš ateinu. Ką ateinu dėl ko? Padėti savo baktams, nubausti nusidėlius ir atstatyti religijos principus, tai yra dharma. Tai va tokia užduotis, jis visuomet ateina. Daug inkarnacijų yra, jie aprašyta Koranuose. Korano yra 18, 6 skirtos žmonėms, kurie yra neišmaninę visiškai, tai garbina Šyvą, kaip pasiekti aukščiau. Tie, kurie, reiškia, aistruose gyvena, demoniškos natūros, tai yra jiems 6, kaip pakiltis į dorybės gūną. Ir dorybės gūnai yra Koranas 6, kaip pakilti į transcendenciją. O šitas Šrimad Bhagavatam ir Bhagavad Gita yra jau transcendentinė literatūra, todėl žmonėms labai sunku tą suvokti. Tai vat vienas momentas labai svarbus. Taigi grįžtim prie to, kodėl Krišna ateina ir kaip mums papulti tą jo sąmonę, kad gyventi joje ir joje tobulėti. Jeigu mes tą suvoksim, tai labai greitai galėsim praktikuoti, nes baimė dings, nes mes gyvenam atvirkščiai, mes gyvenam savo sąmonėje, materialioje sąmonėje. Taip yra. Krišnos sąmonė tai yra, kada
tarnauti Dievui, taip praktiškai. Tarnaujant Dievui mes patiriam, čia taip sakant, kelyje mes patiriam valymą tą širdies. Vyksta valymas širdies. Pats Krišna sakė, kad kaip atėjo Čaitanė sakė, čia to dar panamarišina, valykit širdis. Kaip valyti? Atlikit. Dainuokit Hare Krišna mantrą, dabar man duota. Bet mes prie to grįšim paskui. Pirmiausia, mes apie Krišną pakalbėsim. Pats Krišna ateina tik 3 kartus. Prieš milijonas metų jis buvo atėjęs kaip viešpats Ramachandra. Mes turime Ramajaną, taip praktiškai. Čia prieš milijonus metų. Buvo atėjęs, reiškia, mokė dharmas, tai yra mokė kaip prisilaikyti. Kad prisilaikant religinių principų, kurie užrašyti visi veduose, mes praktiškai tobulėjame. Ir jo istorija visą ten gražiai aprašyta, kaip jis apsivedė, kaip jis buvo ištremtas į mišką, kaip tėvas iš to mirė, iš sielvarto. O prieš tai sūnus kalbėjo, Ramas sakė, ko pergyvenai mane ten ištrėmė į mišką, daleiskim, 14 metų. Sako, aš ten susitiksiu su išminčiais, kadangi jogai medituodavo miškuose sėdėdavo. Sako, aš sužinosiu daug, sako, ką ten pergyvena. Ta prasme, taip ir įvyko, kad jis iš pradžių, kai jaunas buvo, jį apmokė dvasinis mokytojas, apmokė jį, ta prasme, kad jis tikrai ne šis kūnas. Taip pat rodo mums pavyzdį, kad mes turėjom gauti žinias apie grubų kūną, apie subtilų kūną, apie taip, kaip grįžta atgal į transcendenciją, tai grįžta atgal pas Dievą. Tai va, jis miške, vaikščiodamas, jis ten viską tą visokiais išminčiais susitiko ir gavo iš kiekvieno žinių. Jis parodo, kad reikėtų mums žinias gauti. Jeigu mes neturim žinių, nėra ryžto. O jeigu turim žinias, mes kažin ką padaryti galim. Padarom tą, ką rekomenduojame, gauname patyrimą. Taip praktiškai. Atsiranda dar didesnis tikėjimas. Toks yra kelias. Mes juk einame į tą pusę, kur mes nežinom. Tai va, kai atėjo, kai vieštas, kas su Ramajanas yra, su Ramajanas susidūręs, šiek tiek žino apie Ramajaną. Niekas neskaitė daugiau. Tai va, mažai kas skaitė. Ramajaną tai skaitoma yra pirmas kūrinys, jis sanskritų užrašytas. Sanskritų užrašytas. Pirmas kūrinys, kaip sakant, mūsų žmonijai. Labai platus, visa moralė, visa etika, viskas ten yra. Ramajaną. Atsimenu sovietų laikais. Tai buvo iš Ramajanos pastatytas tokie aforizmais, kapaliukais. Pasako ten dalis aforizmą apie kažkokį tai moralę, apie etikos klausimą ir paskui šokių būdų parodo tą reiškia. Tai buvo įdomu, labai efektingai tas buvo, nes anksčiau buvo vien tik tai viena pusės, reiškia, partija ir už komunizmą jokių žinių nebuvo. Bet Ramajanai yra viskas. Bet kaip Kali-Jugoj mes gyvenam labai trumpai ir ten neįmanoma mums prisilaikyti tokių principų, mes ant tiek jau nutolę nuo to visos kultūros, arijų, čia arijų kultūra yra. Ant tiek nutolę, kad mums neįmanoma prisilaikyti tokių dalykų. Tai va, todėl tie 2 milijonai metų atgal, tik tai mums tos visas mokymas, ta kultūra, kuri buvo Indijoje, dar dabar pėdsakai išlikę, į mums, kaip sakant, per trumpą laiką neprieinama praktiškai. Ir pati Indija degradavo, nes Prabhupada, kai nuvažiavo į Ameriką, tai jo tikslas buvo, kad per Ameriką grąžinti Indijai tą kultūrą. Nes jie kopijuoja visą Amerikos ten pasiekimus, faktiškai ekonominius pasiekimus, o ne dvasinius. Ir taip ir įvyko dabar, kiek jis pristatė šventyklų Indijoje, pilno dabar yra Prabhupada pilnai pripažintas. Ir šventyklos yra daugiausiai lankomos, paimkit Majapūrę, šventykla statoma, turbūt pasaulyje didžiausia bus šventykla. Tai didžiausia, pagal savo dydį. Dabar jau susirenka 4000, tai daleiskim į kirtomus 4000. Buvo anksčiau viena salė 2000. Atsimenu pirmą kartą 89 metais. Tai ten buvo, mes važiavom tik tai baltieji, reiškia, iš Amerikos, iš visų kontinentų. O tų indusų ten beveik nebuvo, jie ten turėjo daug šventyklų, yra pas juos labai daug. Pas juos iš pat ryto ten jau gieda, ten kirtina eina, bet ten visokių yra grupių, visokių nukritimų, ta prasme.
mūsų mokykla Čiurlionio mokykla. Tai va, tai dabar, kai pastatė pradėjo statyti didelės ten šventyklas, užėmė ten plotą. Dabar pas mus ten pilna jau vieni dusai, jau sunku ten papulti. Ta prasme, tai kultūra grįžo pas juos, grįžta. Ir pripažino, valdžia pripažino, aukščiausiam lygiai pripažinta yra kaip. Tai va toks dalykas. Tai va 3 kartus buvo atėjęs. O taip, inkarnacijų yra įvairių. Ir kodėl tų inkarnacijų tiek daug? Sako, jada gidarmase, kada įsivyrauja bedėvystė. O bedėvystė įsivyrauja todėl, kad mes materialiam pasaulyje vis tiek tenkinam jūslės ir mums tai nukrypstam, taip sakant. Viskas degraduoja. Tai ateina inkarnacija, kuri pamoko tam lygyje, pamoko, kaip reiškia grįžti atgal į kelią. Tai yra aprašytas įvairios jogos, tam reikalingos. Jie įvairios jogos, kaip išsilaikyti dharmos ten, kaip pasiekti išsivadavimą, kaip medituoti, kaip, reiškia, matyti paramatmą širdyje, kaip pasižadėti pasaulio ir taip toliau. Viskas, kiekviena inkarnacija yra. Bet kai ateina Krišna, ateina visos inkarnacijos kartu. Todėl mums įdomu tos inkarnacijos ir dabar išlikusios yra dabar daug mokyklų, kurios tik prisilaiko, reiškia, tokių tikslų ir tos inkarnacijos jiems, kaip sakant, yra mokymai yra, autoritetingi, bet Bhakti joga yra virš tų mokymų, kadangi yra transcendentinė. Tai va, Krišna ateina pats, duoda transcendenciją. Ta prasme. Tai va, minėjau, pirmą kartą atėjo prieš daug milijonų metų, atėjo kaip Ramachandra, Sita, su jo žmona Sita. Ir ten ta istorija yra praktiškai aprašo, kada, jeigu tai paėmus pagal sąmonę, kada jau susiduriam tas jau jogas pasiekė tokį lygį, kada jis yra pilnai įsivalęs, bet dar jis, sako, nori būti tėvu. Ir dėl, mato, kaip čia, kaip žinai, visi, kaip tėvais, nori būti staigiai. Bet tai aš nesakau, kai įsivalė. Bet kada žmogui, čia Ravana buvo įsivalęs ant tiek, kai jis buvo užkariavęs visą visatą, ta prasme, ir kaip pavyzdys buvo, kaip negerai, mums, kad suprastumėm, jeigu mes nukrypstam nuo religijos principų, mes būtinai norim tapti tėvais ir mes, kaip sakant, turėsim kentėti ir taip toliau. Tai va, pirmas buvo Ramachandra. Prieš 5000 metų Krišna ateina į Indiją, Vrindavaną, ten regionas 154 kvadratiniai kilometrai, 5000 šventyklų. Visos šventyklos, visi jogai, kurie meditavo, tai tam regione, nes jis yra labai palankus. Ir rekomenduojame šastruose, kad rekomenduoti šventoje vietoje, nes ta vieta yra amžina. Nors pasaulis sunaikinamas, ten ta vieta lieka. Amžina yra, todėl jogai eidavo į tas šventas vietas, prie šventų upių, Ganga, Jamuna, ten šventos upės, Koverė, ten ir taip toliau, lietuvių. Jie medituoja ten. Tai va, Krišna prieš 5000 metų atėjo, ko atėjo? Kada tą patį, man tas pats apginti savo bhaktus, duoti bendravimą savo bhaktam, nubausti nusidėjėlius, atkurti religijos principus, yra dharma. Tai sako, jam nereikia ten tuos bausti, ten gamta pati nubaudžia mus. Jeigu mes neteisingai gyvenam, gamta nubaudžia. Jis ateina pagrindinai savo bhaktams padėti. Tai čia ir Krišna aprašoma, kada jau žvangino ginklais, tie karaliukai kariavo tarpusavį. Jie taip įsikovojo, kad reiškia ta našta tapo žemėje. Ir tada atėjo Krišna, kad duoti savo bendravimą, pasakyti religijos principus. Labai svarbus momentas bendravimas. Čia Krišna šitą Prabhupada užsimena. Bendraujant su Krišna mes įsivalom, tai praktiškai. Mes gaunam švaros. Mūsų sąmonė įsivalom. Ir mes daug istorijų tas aprašytos yra lylos, to žaidimai jo įvairūs. Jie skirti tam, kad parodyti, kad dvasiniam pasaulyje nėra tuštuma, nėra kažkokia substancija dvasinė, bet kad čia asmenybės ir mes asmenybės, kad mūsų tikrasis gyvenimas yra dvasinis, tai yra kaip dvasinės asmenybės su dvasinė asmenybė. Ir kadangi mes skaitom, iš pradžių ką tai atrodo istorija, bet jeigu mes praeidam Sardavimo kelyje, mes pamatom, kad ten
parodo tą visą mūsų, visus tos prisirišimus, ten demoniškas tas mūsų mintis, visas, praktiškai tos noros visus išvalo tam kelyje einant. Įsivalom tą prasme. Ne mes patys įsivalom, užmušę tos demoniškus norus. Todėl sako, pažinti mane aukščiausių dėl asmenį toks užsivežęs galima tik per pasukama tarnybą. Jeigu mes važiuojam kelyje viskas vyksta, jeigu tam procese. Todėl mums pagrindinai reikėtų ir Kali-Juga rekomenduoja į procesą, dalyvauti procese. Ir tada procese, kada mes procese ten vykdom tą jau pasiūlymą tarnybą, tai mūsų tos negatyvas, visas mūsų tos blogis, jis pradeda kilti, bet mes nekreipiam dėmesį, kadangi natūraliai, kad tas vis turi vykti, tas valymas natūralus. Tai toks yra grįžimas atgal. Todėl sakoma, kad pažinti ne tai, kad ten paveikslėlį pasižiūrėjai, bet iš pradžių mes pajuntam, kaip valymas keli, pajuntam energijas, tai praktiškai. Tas jau reiškia jau tas spindesį, kaip jis persmelkia, kaip jis realizuoja. O paskui palaipsniui, reiškia, mes prisirišam. Jeigu aš nepažįstu žmogų, nemačiau aš jo, nežinau aš jo, nepraktiškai. Neparašėm, nesusirašinėjom. Nu tai kaip aš pažinsiu, aš nežinau nieko, ne? Bet kai jeigu man kas nors pasakė, kad toks yra, kaip pat Rukminė išgirdo iš Narados, kad yra Krišna, tai tokios savybės turi, tai iš karto nutarė mano vyras basis. Ir visus žygdarbius darė, kad tai įvyktų. Mes turėjom, kaip sakant, išgirsti kažką, tai mums yra tos knygos, kaip Bhagavad Gita Šrimad Bhagavatam, ir duoda mums pažinimą, kad mes padarytumėm žingsnį ir įsitikintumėm. Mums nesako tikėkite, aš sako darykit, pabandykit, ką sako. Tai va, antras, tai yra prieš 5000 metų ateina Krišna ir jo žaidimai transcendentiniai ir jie skirti sužadinti mums norą, kad supras, kad ten vat, yra didesnis džiaugsmas, kaip mūsų dabar šiame materialiam. Kad aš šiek tiek šiame materialiam pasaulyje. Nes tu pirmiausia, sakai, turim įsitikinti, kad tikrai mes kenčiam. Kad mūsų tas džiaugsmas nėra tikras džiaugsmas. Tai yra kažkoks tik tai, kaip mes ir sakėm, tai iš vieno katilo į pragarę, iš kitą katilą perneša tuo momentu labai didelis džiaugsmas. Arba sako, kaip tas kareivis moko, anksčiau bausdavo taip, vandenį panardina, ir dabar tie jau naudoja tą metodą, panardina galvą. Ir tu jau negali kvėpuoti, ir tau laiką jau ten jau vos uždusi, iškelia tave, tada tu įkvėpi su tokiu džiaugsmu, su tokiu palaima. Taip, paskui vėl atgal tave. Ir vat materialus pasaulis. Mes turim tą realizuoti, kad tikrai taip yra. Kai tie narkomanai, pirmieji baktai tai buvo Amerikos, tai hipiai buvo. Jie suprato, kad narkotikai veikia tik tai tuo momentu. O paskui kaip baisus palimas, kritimas, baisi depresija. Sako, čia, jis eina palaipsniui viršų. Tai tas, čia ir Dūnas ir atkreipė dėmesį, kad mes tam procese turėjom tobulėti, o ne nes kažkaip kitaip. Tai didžiausia dėmesį procesą, vykdant procesą, mes tobulėjom. Tada nesusirinkę, kaip tau pasisekė čia praeit, kaip tą praeit. Kiekvienai jogai tas pats susirenka jogai, aiškinasi, kaip jis praėjo tą, kaip jis praėjo už šitą dalėsim, triukšmus ten visus kraujagyslų, kai išeiti iš to kūną ir taip toliau. Jie tarėsi, kaip tu praėjai, kaip tu padarei. Taip ir bakti jogai, nes jis sako, įdomu susitikti, taip pat, kaip to praėjai. Tai va, tai atėjo Krišna. Bet mums nusiminti nereikia, mums tų žaidimų, sako, rekomenduoja skaityti mums, bet tie žaidimai transcendentalūs ir reikia turėti šiokią tokią realizaciją, kad jie būtų jums saldus, nes taip mes paskaitom, pažiūrėjom. Neusikabinam, kadangi čia nėra mano aš, ne aš, mano tų džiaugsmų, mano nėra materialių. Neusikabinam. Todėl Čaitanė prieš 500 metų atėjo, Čaitanė, taip pat Krišna atėjo rolėje, reiškia, Radharanės, taip pat rodo, kad džiaugsmas yra dvasinis. Jis žaidžia visą laiką, o Nitinada, dvasinis mokytas, moko mus, reiškia, dabar jau kaip Krišna ateina kaip per garsą, garsinę formą. Mes galim prisiliesti prie Krišnos
kiekvienas gali, net vaikas gali prisiliesti prie Krišnos. Tokia malonė duoda.